Labas žmonės. Pradžiai norėjau prisistatyti. Esu Kaminkritis Roman. Vieniem tai nešu šilumą į namus, kitiem prorusiškas tas gandonas, ten vatnikas ir taip toliau. Bet ne apie man kalba eina. Noriu visus pasveikinti su eilinė nuostabiai graži diena. Pažiūrėkit, kaip gražu. Grįždamas į darbą, užvažiavau į šitą istorinę vietą. Ir kaip sakoma, biški istorijos. Lietuvių protėviai ilgą laiką kūrė Lietuvą, statė Lietuvą, kariavo už Lietuvą, kraujo savo Lietuvai, statė va tokius pilis gražius, kad čia simbolis Lietuvos stiprios nepriklausomybės. Nu ir įsivaizduokit, grįžtas tas karžygys iš žygio, pakariavęs turkus, rusus, tam visus, nukariavęs, grįžo pas savę į pilį ir čia vatau, Nu, ir koks čia nesąmonė, kokia čia nesąmonė. Tai, žinok, man atrodo, jie vertasi ten, tie vytautai ir taip toliau. Žemė visi ant galvos stovi nuo tokio kašmaro. Tai kad jiem neliūdna būtų, biški uždagiau žvakutę, va. Gal jiems šilčiau ten bus, žinai, ar ne, aprims jie biški žmonės. Nu, kažkaip tai va taip.